rungtynių, pirmos rungtynės. Žinom, kas būna pirmos rungtynėse, daug chaoso, daug nesužaidimo, daug netikėtumo, tai vienas iš tikslų šitos rungtynės, aš manau, yra minimizuoti šitą visą chaosą ir tiesiog apturėti gerą game. Tai nusistatykim tokius tikslus, dabar visiškai ne apie taktiką, bet apie tokį nusiteikimą. Pakontroliuokim kamuolį, nemeskim rizikingo flaudo, nespirkim, leiskim jiem pasiginti. Mano toks tikslas šiandien, kad ir kas bebūtų, neįsileiskim tos emocijos, šnekų nereikalingų, o tiesiog žaiskim regbį. Ir kad ir kokie momentai būtume, vis tiek bandykim galvoti apie next job ir grįžti, jeigu reikės į rungtynės, o jeigu būsim geroj pozicijai, tiesiog išlaikyti tą momentą. Tai pabandykim šitą momentą turėti. Uno, Arnolas! Didelis vėjas, ilgi pasai labai riski yra, gali panešti tai, kas dabar ir buvo. Atsitokit arčiau biškį, mes turėsim tą pranašumą. O daugiau nėra čia ką šnekėt, geri teklai, tiktais, viskas čia gerai, viskas čia gerai. Tai nedarykit komfortero, šluokim, kartą. Nebloga gynyba, nes jie labai direct buvo, bet jeigu būtų buvę daugiau į kraštą, būtų neturėt problemų iš tikrųjų. Jie buvo direct, dėl to mūsų gynyba buvo gan gera. Ok. Blogai. Oi, tu tai apibėgsi!
Būk ant kojų, dirbk ant kojų. Gerai, viskas tvarkoja. Teklai. Tackle asistai. Kuo greičiau mes pasimtume kamuolį. Mes dabar biškį laukiam, biškį pavėluojam, tai biškį jeigu greičiau mes tą poziciją ištintume, mes turėtume kamuolį. Padėk balą! Buvo sprendimų, bet šiaip ganėtinai kantriai ir liuks, super, parodėm charakterį. 3 rungtynės, ne visi gavo parodys, kiek reikėjo, bet manau, kad apsidalino minutėm pakankamai iš tikrųjų, kad mūsų buvo, tai tas smagu. Ir biškį gal apsišlifavom, ne, toks biškį nusikratėm tą tokį grūdis tas, ne? Pirmas tai toks atrodė, kad ten žiauriai susikaustė. Nešliuką tą žemynį nusikratėm ir manau, kad bus geriau. Dainis bus. Ką? Turim 3 vietą, mes in the game, grįšim stipresni. Nice. Davai. Kauno! Atlas!